Kai pradedi mokytis matematikos, tai sutinki tokius dalykus kaip 2 plus 3 lygu 5. Arba pavyzdžiui, gali matyti 6 plus 1 lygu 7. Arba tarkim 8 minus 2 lygu 6. Ir gali atrodyti, kad visi šitie lygybės ženklai tiesiog reiškia duok man atsakymą. Tai yra kairiai pusė yra uždavinys, o dešiniai pusė reikia parašyti atsakymą. 8 minus 2 lygu 6 reiškia 6 yra atsakymas. Tai ne visai teisinga. Ką iš tikrųjų reiškia lygybės ženklas, tai yra tai, kad kairė pusė yra tokia pati arba toks pats kiekis kaip ir dešinė pusė. Tai gali sakyti, kad 2 plus 3 yra toks pat kiekis kaip ir 5. Ir tu neturėjai būtinai rašyti taip. Pavyzdžiui, gali rašyti 5 lygu 2 plus 3. Tai yra visiškai teisinga. Taip pat gali rašyti, kad 3 plus 2 yra lygu 2 plus 3. Ir kaip matai, mes neturim atsakymo nei kairiai pusė, nei dešiniai pusė čia. Tiesiog 3 plus 2 yra toks pat kiekis kaip 2 plus 3. Nes abi pusės yra lygios 5. Taip pat gali vienoje pusėje turėti sudėtį, o kitoje atimtį. Pavyzdžiui, gali rašyti 6 plus 1 yra lygu, tarkim, 8 minus 1. Ir kodėl lygybė teisinga? Todėl, kad kairėje pusėje kiekis yra 7, o dešinėje pusėje kiekis yra taip pat 7. Taigi, lygybės ženklas nereiškia duok man atsakymą ar išspręsk uždavinį. Lygybės ženklas paprasčiausiai reiškia, kad tai, kas yra kairėje pusėje, yra toks pat kiekis kaip ir dešinėje pusėje. Tai pabandykime dabar užrašyti keletą lygybių ir pažiūrėkime, kurios iš jų yra teisingos, o kurios neteisingos. Pradėsime nuo tokio pavyzdžio. Net neskaitysiu jo, nes tai išduos atsakymą. Jeigu prašyčiau taip, ar ši lygybė yra teisinga? Na pagalvok. Iš pradžių gali atrodyti, kad tai kažkas panašaus, nes abiejose pusėse yra lyg ir tie patys skaitmenys 1, 8, 8, 1, bet iš tiesų skaičius kairėje yra 18, o skaičius dešinėje yra 81. Tai yra skirtingi skaičiai, skirtingi kiekiai, todėl jie yra nelygus. Galime netgi perbraukti šitą lygybės ženklą ir jis reiškia, kad kairė pusė yra nelygi dešiniai pusiai. Eikime prie kito pavyzdžio. Jeigu aš parašyčiau tokį dalyką, 9 minus 3 plus 2 minus 0 yra lygu, tarkim, 0 plus 1 minus 1 plus 8. Ar ši lygybė yra teisinga? Na, pradžiai paskaičiuokime, kam lygi kairė pusė. 9 minus 3 yra 6, 6 plus 2 – 8, minus 0 tas pats 8, taip? Vadinasi, kairė pusė lygi 8. O kam lygi dešinė pusė? 0 plus 1 minus 1, 1 minus 1 yra tiesiog 0, vadinasi, čia yra tiesiog 8. Taigi ši lygybė yra teisinga, nes 8 yra kairiai pusiai, 9 minus 3 plus 2 minus 0 yra tas pats, kas 8. Ir dešiniai pusė taip pat yra tas pats, kas 8. Šis lygybės ženklas tiesiog reiškia, kad kairė pusė yra lygi dešiniai pusiai. Pabandykime dar vieną pavyzdį. Ar tiesa, kad jeigu taip parašyčiau, ar tai yra teisinga lygybė? Vėlgi, jeigu lygintume skaitmenis, tai gali atrodyti, kad kairiai pusė yra tie patys skaitmenis kaip dešiniai pusiai, bet mes lyginam ne skaitmenis, o mes lyginam reikšmes arba kiekius. 1 plus 0 yra tiesiog 1, todėl tai yra tas pats, kas rašyti 10 lygu 1, kas yra tikrai neteisinga. Todėl čia yra neteisinga lygybė, arba gali sakyti nelygybė. Na ir paskutinis pavyzdys, tarkime, turime 7 plus 1 lygu 3 plus 4. Ar ši lygybė yra teisinga? Paskaičiuokime, kas yra kairėje pusėje, 7 plus 1 yra 8, o dešinėje pusėje 3 plus 4 yra 7. Tai ne tas pats kiekis, todėl čia yra nelygu.